kaip pamatas – tikėti, kurti, dirbti ir švęsti, gyventi taip, kad neatviltume savęs, artimųjų, protėvių ir visų puoselėjusių Lietuvos kalbą, papročius ir tradicijas, drąsiai kovojusių už laisvę. Kovo 11 reiškia mūsų ateities skrydį, kurio sėkmė priklauso nuo mūsų pačių polėkio, mūsų darbų ir dvasios. Šiandieninėje mūsų Užupio mokykloje yra daug veiklių, aktyvių mokinių, kurie Lietuvos prisikėlimo 20-metį pasitinka gerais rezultatais moksle, olimpiadose, įvairiuose rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose. Šią iškilmingą progą dėkoju jiems, linkiu ryžto, energijos jų užmojams ir noriu įteikti įvairių olimpiadų ir konkursų padėkos raštus. Komandoms, tai yra drąsūs stiprūs vikrus varžybose, tiek mūsų pradinukai, 3 klasių moksleiviai, tiek 5-6 klasių moksleiviai iškovojo pirmasis vietas ir šiandien rungėsi zoninėse varžybose. 12 klasės mokiniui Karoliui Keturkai rajono biologijos olimpiadoje laimėjusiam 2 vietą. Agnei Vaškevičiūtei chemijos olimpiadoje laimėjusiai 3 vietą. 12 klasės mokiniui Šarūnui Merkliokui matematikos olimpiadoje laimėjusiam 2 vietą. 12 klasės mokiniai Paulinai Žvirblytei matematikos olimpiadoje laimėjusiai 2 vietą. Ir Paulina nepabėg, jeigu 12 klasės mokiniai Paulinai Žvirblytei rajono fizikos olimpiadoje laimėjusiai 1 vietą. 6 klasės mokiniai Vitui Morkūnui informacinių technologijų olimpiadoje 1 vieta. Jūs matysite spektaklį Keturakio 3 dalių komediją Amerika kartu. Amerika, Amerika. Eik, visai ne iš to laikotarpio. Kodėlgi dabar daugelio lietuvaičių svajonė išvykti į Ameriką? Pjesės veiksmas vyksta 19 amžiaus pradžioje, mažame Lietuvos gyvenime. Pjesės veikėjai Bekantas, Praskolinės ūkininkas, Bekampienė, jo žmona, Žinokit, ką aš jums dabar pasakysiu? paskui pasakysiu, paskui. Vincas kaimo siuvėjas, Gudrus sukčius, Ojojoj, tik nereikia, jūsų laikai sakytų perspektyvus verslininkas. Gudrus mergoms smegenis pudruoti. Aha, galiu ir čia pamatuoti. Kininkaitis iš Gretimo kaimo. Kaži, ar čia aš būsiu pataikęs? Vis taikau ir ten, kur nereikia, sakau. čia pataikai. Sakau, aš ne vienas su piršlionicetu. Šlysanicetas ir Antanas Žanuklis. Antanai, ne į tą pusę, einam čia nuai. Vaikiškas Šidelis, Bekampio kreditorius. Ką mūsų laikais sakyti? Ui, vei bankas. Ui, pane, gal kam reikia pinigas paskolinti? Greikitės, greit mūsų procentų. Gerais, prašom, dirbu dieną, naktį 2%. Aičikai, paskui paskolins. Ui, vei, į dabar galiu, į paskui galiu, į dabar galiu, į paskui galiu. ir svarbiausia veikėja, dėl kurios kilo visa ši sumaištis, Bekampio duktė Agatukė. Patiklinai ir mergina. Man Vinculis ir čia paneravo, ir čia. Paneravo ir Ei, o mane pamiršote? piemenukas. Einam agota namo.
Vers ir bučiuos. Šernis, panaikai šernis. Gal arbatos atnešti? Atnešk arbatą su varom. Kurgi man buvo tas kaimas, tos prastas mergas, jau kai nečiau, tai neatsisukdamas. Sako, Amerika, tai šalis, baltas šalikėlis, šilkinė lemenė, juodas kelnes, lakiekos, skriblio ant šono ir einu. Pane Vincai, šaukia ponios garbanotais plaukais, šilkiniam sukniam, aš tik prieinu, dar į kaklę apkabinu. Čia pamatuoji. Ponas Vincai! Arbata. Tu šis vainustis iš čia. Eiš, aš reikia užduosiu. Nu jau dabar kaip guosiu per pagalbą. O sakau, merga, pienas ir medus sakau. Tėvas, baig dainuoti. Žiūrėk, kokia graži pora. Vaikai, nu, Vincai. Ui, kiek dvi ruožas. Taip, tai tebūnie vestuvė